Sveiki, mėlyje. Daug kas klausia, parodyk, kokio dydžio gabaliukais reikia čiagą smulkinti. Na tai va, rodau, maždaug tokio gabaliuko. Taigi reiškia kažkur tai apytiksliai apie lazdyno dydžio gabaliukais susipjausit. Na, kartais išeina ir didesnė, bet tai čia nieko tokio. Bet tai va, maždaug va taip. O kaip aš darau? Darau aš taip, į puodą sudedu didelius gabalus, oi, atsiprašau, ir laikau pamerktus per naktį. Tada ryte ateinu, užkišu va čia va peilį, mama rėkia už tai, kad stalą jau čia baigiu sugadinti, ir užkišęs kaip susvertim, aš tą čiagą bandau susipjaustyti. Nes jeigu ta rudoji dalis šviesoji pjaustosi labai lengvai, tai ta juodoji būna reikia tiek daug dėti pastangų, kad va, pavyzdžiui, kai kurios ir nesupjaustų. Iš vis va, neima jinai. Tiesiog tokia jinai būna kieta. Tai aš nežinau, ką paskui, su kirviu kapoju ar dar kažką. Bet reiškia, tokiu būdu mes ją daromės. Čia jau užtenka va, tokio smulkumo tai arbatai. Tai va, tiek va. Nėra švariausias darbas iš tikrųjų ir maloniausias. Nu, bet ką darysi. Jeigu grožis reikalauja aukų, tai sveikata tų aukų reikalauja dar daugiau. Taigi jau dabar parodysime visą malimo procesą ir kodėl aš malu, nes visą laiką sakau, kad malti nenoriu, malti iš tikrųjų aš nenoriu, tačiau kitaip šitos arbatos, kur 90 procentų, 95 procentai susideda iš čiagos ir 5 procentai yra iš usnėjo samanos, na, aš privalau ją malti, nes kito kelio tiesiog nėra, nes tai jau yra gatava arbatėlė. Kaip pjaustyti čiagą, aš jau parodžiau, dabar parodysime kaip malti. O malti aš nenoriu todėl, kad, kaip jau ir sakiau, yra kuo skiriasi žinojimas nuo tikėjimo. Kada tu tiki, jog geri tikrus vaistus, greičiausiai, kad tu pasveiksi. Bet kada tu žinai, kad tu naudoji tinkamus vaistus, nuo kurių žmonės pasveiksta, tai tu 100% ir pasveiksi. Tai todėl aš rekomenduoju, kad žmonės pirktų va tokiame pavidale grybus, arba va tai va jau skaldytus tokius, todėl kad tai yra 100%. Jūs žinote, kad jūs perkate tikrą grybą. Ir tuo skiriasi tikėjimas nuo žinojimo. Jūs žinote, kad perkate tikrą grybą. Ir žinojimas yra 100 kartų stipresnis už tikėjimą. Taigi, o kada sumalsi, iš tikrųjų nesąžiningi pardavėjai tuo ir naudojasi. Aš jau rodžiau prieš tai video, kada sumaliau bet kokias kerpes ir iš išvaizdos jos nesiskiria nuo čiagos. Va tuo ir naudojasi nesąžiningi feriugos, žinionės, kurie ir pardavinėja taip pigiai. Jūs sakote, va, kodėl pas tavį yra taip brangiai, o pas to žmonės yra pigiai? Na, todėl, kad jie nuėjo į mišką, prisispardė kerpių, sumalė ir parduoda jum kaip čiagą. Bet tai ten yra ne čiaga. Ir štai žmonės sako, va, aš vartojau pusę metų ir jokio efekto nebuvo. Nu, tai todėl, kad jūs vartojate, ne čiagą. Na, o aš dabar jums parodysiu, koks procesas vyksta mūsų malimo. Taigi žiūrėkite, yra senoviška mašinka, kurią specialiai pirkome, nes tik tai šita gali pavežti. Bet ir tai neveža, nes metalas neatlaikė ir rankena sulūžo. Tai dėl to aš čia prisimontavau štai tokį grąžtą. O su šitų grąžtų kažkada tai aš stačiau rąstinius namus ir gręždavau rastus kiaurai su tokio dydžio grąžtų. Ir dabar aš jau baigiu užmušti šitą šaitan mašiną, todėl kad čia apkrovas yra labai didelis ir čia jau sulaužiau šitą stalą, sulaužiau viską ir baigiu sugriauti virtuvę. Teks išsinešdinti dirbtuvės. Taigi, rodom, kaip gimsta malta čiaga. Taigi, kūrėm šitą šaitan mašiną ir pirmin. Na, turbūt girdite, kaip jinai dūsta. Taigi, iš pradžių mes įmame tokį gabalą grybo, susipjaustome į tokius gabaliukus, po to mes susipjaustome į dar mažesnius gabaliukus, kuriuos jau galima naudoti kaip arbatą, jeigu jau vieną geri. Ir malame jos tam, kad gautųsi štai šita konsistencija. Oi, kaip šokoladas gaunasi. Va, štai toks gražus, tokia graži masė. Paskui mes ją džiovinsime, pjaustysime usnėje
ir pakuosime į šitus maišelius ir siūsime jum ant stalo. Taigi, kaip ir grožis reikalauja aukų, taip ir sveikata turi savo kainą. Tai štai, kuo mes užsiemame, kada neplaukėme salomis ir nevaikščiojame miškais rinkdami čagą, mes ruošiame jums arbatą. Taigi taip gimsta tas produktas. Tiek ir norėjom parodyti. Iki. Na taigi ir pjaustome usnėją. Taigi usnėja atrodo taip, tai tokios ilgos kasos, nuostabus augalas, kietas beje, kaip jisai kada sudžiūna, nu taigi va tai va, šią susuku, tada vėl susuku, na ir taip pjausti, tam reikalingas labai aštrus peilis. Jo sumalti neina, tik taip pjaustyti, na va tai va ir pjaustosi daug kartų. Susipjausti taip, tada imi jau į kitą pusę ir taip smulkini. Nes tos plaukučius iš tikrųjų gana sunku susmulkinti. Na, bet va štai taip gimsta šita arbata. Taigi, būkite sveiki, nesirkit žmonės. Iki.